Sveiki visi. Šiandieną malonu Jums pristatyti naujus lektorius Holistinio ugdymo institute, kurie dėstys šiais metais psichosomatikos dalyką. Labai malonu matyti Jūs, Kornelija, ir prašyčiau Jūsų trumpai prisistatyti. Pasakykite savo vardą, pavardę ir ką dėstysite. Labą dieną. Ir man malonu labai čia būti, prisistatyti. Tai esu Kornelija Grinkevičienė ir dėstysiu jūsų institute psichosomatiką, remiantis naująją vokiečių mediciną. Labai malonu. Pasakykite apie savo specializacijos sritį, kokį išsilavinimą turite, kokią darbo patirtį arba kažkokią kitą profesinę informaciją ir su šito dalyku susijusią informaciją. Taip, jeigu pradėti nuo pradžių, tai esu matematikos mokytoja pirmiausiai, po to ekonomikos magistrė, po to kineziterapeutė, endobiogenikos specialistė ir psichosomatikos specialistė. Ir šiuo metu dirbu endobiogenikos klinikoje, endobiogenikos institute ir dirbu kaip endobiogenikos specialistė ir taikau savo konsultacijose taip pat ir psichosomatikos žinias, padedu pacientams labiau suprasti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip lengviau pasveikti. Ir kaip suprantu, Jūs baigėte psichosomatikos mokyklą pagal Dirką Hamerį, ar taip? Taip. Psi 2.0 yra tokia mokykla, tai Taip. Mokiausi. Supratau. O kuo dar domitės, kur gilinate žinias? Gal turite kažkokių hobių arba savo asmeninės savybės, kurios galbūt yra naudingos, reikalingos dėstant šitą dalyką? Taip, domiuosi tai labai plačiai viskuom iš tikrųjų. Net nežinau, nuo ko pradėti. Kai pradėjau mokytis kineziterapijos, tai kažkaip po truputėlį į mano gyvenimą atėjo reiki praktika, teta healingo praktika, ta pati psichosomatika, endobiogenika ir viskas domino visada ta alternatyvi pusė, kuri padeda žmogui jaustis geriau. Ir man visada buvo be galo įdomu, kaip išvengti vaistų, kaip išvengti intervencijų į kūną bereikalingų, kad žmogus galėtų pats savo jėgomis valdyti save, savo sveikatą, suprasti savo kūną. Tai visu tuo ir domiuosi toliau. O sakykit, ar buvo kažkoks dalykas, kuris Jūs paskatino pasižiūrėti į sveikatą iš holistinės perspektyvos? Gal kažkoks įvykis arba kažkokie konkretūs poreikiai? Iš tiesų tai taip buvo. Jeigu taip žiūrėti, nuo 30 metų turėjau problemą pati su sveikata. Netokia jinai atrodo didelė, gal kaip ten kitiem būna rimtos ligos, tai jokios rimtos ligos aš neturėjau, bet buvo veido bėrimai, kurių niekas negalėjo suprasti, kodėl jie yra, kas tai yra ir kaip juos išnaikinti. Tai man atsibodo tie veido bėrimai ir kad niekas negali su jais nieko man pasakyti, ką daryti. Tai manau, kad tai ir buvo tas lūžis, kuris mane vertė eiti ieškoti, domėtis, gilintis ir padėti savo pirmiausiai. Taigi Jūs dėstysite psichosomatiką pagal naująją germanų mediciną. Sakykite, o kaip Jūsų dėstomame dalyke atsiskleidžia būtent holistinis požiūris, tas visuminis požiūris į sveikatą? Kaip jis ten atsiskleidžia? Kaip čia dabar paaiškinus geriau, lengviau? Gal pradėkim nuo to, kad kūnas jis yra kaip vientisas organizmas. Negalim į kūną žiūrėti kaip į atskiras dalis, ar ne? Kad ateinu pas akių gydytoją gydo akis, ateinu pas gerklės gydytoją gydo gerklę ir taip toliau. Tai naujoji vokiečių medicina į kūną žiūri kaip į vieną visumą, kuri veikia tarpusavyje suderintai ir ne kažkaip atskirai viena nuo kitos dalis veikia. Ir kad kūnas visada daro tai, kas mums naudinga. Jis visada stengiasi išgyventi. Jis neturi poreikio mum pakenkti ar kažkaip kitaip nuskriausti mus, kaip atrodo, kad ligos ateina, tai jau čia blogai, jau čia kūnas kažką tai blogo daro. Ne.
kūnas visada stengiasi mums padėti taip, kaip jis moka. Gerai, ačiū, Kornelija. Kadangi jūs dėstysite psichosomatikos dalyką ne viena, o su gerbiama Birute Mockuviene, tai gal galėtumėte paminėti temas, pagrindinės temas, kurias dėstysite būtent jūs? Taip, tai aš galvoju, pradėsiu nuo, pirma tema mano bus apie kūną ir jausmus, kad supažindinti auditoriją su kūno jautimo, kūno pažinimo svarba, apie tai, kaip svarbu jausti kūną, svarbu jausti, priimti jausmus, kurie ateina, priėmus jausmus, suprasti, ką jie mums nori pasakyti, kaip kažkoks jausmas atsispindi kūne, ką su to daryti, kaip išbūti. Tai vat pirma tema būtų tokia, apie kūną ir jausmus, ką tai mums reiškia. Kitos temos tai jau bus labiau paremtos naująja vokiečių medicina. Ir aš manau, kad eisim per kūno sistemas atskiras, tai pavyzdžiui virškinimą pažiūrėsim, ką naujoji vokiečių medicina sako apie virškinimą, kodėl jisai pas mus sutrinka, kodėl viduriuojam, kodėl užkietėja viduriai ir panašiai. Tada apie alergijas taip pat galvoju, kad naudinga būtų pašnekėti pagal naująją vokiečių mediciną ir pagal psichosomatiką alergija tai visai ne liga. Tai vat pažiūrėsim iš tos pusės, kas ta alergija ir kodėl jos pas mus atsiranda. Tada apie akis taip pat įdomu, manau, bus įdomu auditorijai sužinoti, kodėl mes prasčiau matome, apie toliaregystę, trumparegystę ir panašiai. Tada nosis, ausis ir burna taip pat, kas apie tai sako naujoji vokiečių medicina, kodėl dantis mums vieniems sveiki, kitiems nelabai, visos tos lor ligos ir panašiai. Dar viena tema, kurią esu nusimačius, tai yra oda. Odos problemos, tai realiai ta tema, nuo kurios aš pradėjau domėtis visais tais alternatyviais metodais. Tai manau, čia taip pat bus aktualu išgirsti, kodėl beria, kodėl dermatitai, kodėl ten visokie neaiškus dalykai vyksta su mūsų oda ir ką apie tai sako naujoji vokiečių medicina. Tikrai labai įdomios temos per visas organizmo sistemas, matyt, taip ir keliausime. O sakykite, kodėl šitas dalykas yra ypač svarbus ir naudingas žmonėms būtent šiuolaikinėme pasaulyje ir šiomis dienomis, šiuo laikmečiu? Kodėl būtent svarbu dabar? Na, čia, manau, svarbu gal ne tik dabar, bet aišku dabar ypač, nes tas mūsų tempas labai yra greitas. Visko norim čia ir dabar, visur skubam, lekiam ir nieko nespėjam. Tai vat čia ir yra didžioji problema, nes jeigu nori pažinti save, nori suprasti, kodėl kūne vyksta kažkokios reakcijos, kažkokie simptomai, tai tu turi sustoti. Tu turi sustoti, pajausti, atsisukti į save ir tiesiog būti su to, kas yra, o nelėkti, akis išdegus ir kaip automatu varyti į priekį. Ne, apie šitai ne. Tai nepadeda atsisukti į save ir nepadeda gyti, nepadeda suprasti ir nepadeda būti tiesiog čia ir dabar. Tai va, manau, dėl to ir yra aktualu dabar, kad, paaiškins, kodėl reikia sustoti. Ką studentai sužinos ir išmoks paskaitų metu ir kaip jie šias žinias galės pritaikyti kasdieninėme gyvenime? Taip, tai studentai sužinos, kaip naujoji vokiečių medicina žiūri į ligas, kas vyksta kūne ligos atveju ar kažkokio simptomo atveju, kodėl jisai atsiranda, ką su tuo daryti, kaip galima savo padėti ir kaip reikia atkreipti dėmesį į kokius jau kūno požymius iš anksto, dar neatsiradus ligai ir kas vyksta iš vis tam kūne, kai liga jau yra kūne ir kaip to neišsigąsti, nebijoti, o tiesiog išbūti ir suprasti kūną, kad jis pats yra labai protingas ir jis pats žino, kaip išeiti iš tos ligos, tik svarbu jam netrukdyti.
O sakykite, kaip jūs žiūrite į vakarų ir naturopatinės medicinos integraciją, į svarbą? Arba kodėl šitas dalykas galėtų būti naudingas sveikatinimo srities specialistams, gydytojams, medikams, jūs pati esate medikė. Ar reikia integruoti vakarų mediciną ir naturopatinės medicinos būdus? Taip, manau, kad tikrai labai čia yra svarbus klausimas, įdomus klausimas ir tikrai reikalingas. Tikrai reikalinga ta integracija, mes vieni be kitų tikrai negalim gyvuoti. Ir kad vieni gydytojai gydo žmogaus ten kažkokią dalį, tada pacientas ateina pas mus ir bando gydytis ar ten sveikatintis kažkokiais kitais metodais. Ir tai turėtų būti suderinama. Negalime mes atskirai žiūrėti į žmogų iš vienos, iš kitos pusės, reikia į žmogų žiūrėti kaip į visumą ir integruoti visus įmanomus būdus. Ir žmogus turėtų teisę pasirinkti, kaip jisai nori gydytis. Ar cheminiais vaistais, ar natūraliais būdais. Tai manau, kad čia visiems turėtų būti įdomu. Na ir svarbiausia turbūt, kad negalima žiūrėti į žmogaus atskirus organus kaip į atskiras dalis, o reikia matyti tikrai visumą ir kaip vieni su kitais sąveikauja ir nuo ko priklauso mūsų savijauta ir sveikata arba liga arba sėkmės ir nesėkmės gyvenime. Kornelija, gal galėtumėte pasidalinti kažkokiais sėkmės pavyzdžiais, kurie buvo ryškus jūsų darbe, jūsų konsultacijose? Taip, aš iki šiol, prisimenu tą vieną tokį labai tikrai atvejį, kai tik pradėjus mokyti psichosomatikos, aš jau išbandysiu, darysiu. Ir su drauge vieną tokią šnekėjom telefonu, kas yra irgi įdomu, kad net nematant žmogaus, tik telefonu šnekant, per 20 minučių aiškinomės jos alergijos priežastis pūkiniams siūlams, nes jinai labai mėgsta megzti ir negalėdavo megzti su pūkeliu siūlai, kai yra, tik iš tų be pūkinių siūlų galėjo megzti. Tai mes šnekėjom, ieškojom priežasties, kada tai prasidėjo, grįžom į tą jo situaciją, kai jai tai prasidėjo ir pagal psichosomatinius metodus mes ten, pagal naują vokiečių mediciną pakeitėm tam tikrus aspektus, tam tikrą jos požiūrį į tą situaciją. Ir jinai man kitą dieną paskambino, sako, žinok, viskas, nebėra alergijos. Pilnas kambarys pūkų, laksto pūkai ir man nieko, nei čiaudulio, nei akių bėgimo, nieko. Tai va čia toks buvo tikrai stebinantis dalykas, kad pasirodo, užtenka ir tiek, jeigu žinai, ką daryti ir kaip daryti. Tai nuostabu, mes tokių patyrimų ir tokių sėkmės pavyzdžių taip pat turime institute iš savo klausytojų ir aš pati asmeniškai turiu tikrai nemažai. Tai labai ačiū, Kornelija, už jūsų išsamų pristatymą. Aš iš savo pusės labai kviečiu visus pasirinkti psichosomatikos dalyką. Turėsite tikrai daug žinių, daug naudos, iš karto ir terapijų. Ir svarbiausia, kad jūs išmoksite tvarkytis patys su savo visais reikalais ir sveikatos problemomis ir kitokiais gyvenimo iššūkiais, o tam mums padės gerbiama Kornelija Grinkevičienė ir Birutė Mockuvienė, kurią pristatysime kitame video. Kornelija, jeigu norite dar pasakyti keletą žodžių, tai prašom. Taip, aš taip pat kviečiu tikrai visus pasirinkti šitą psichosomatikos kursą, nes tikrai sužinosite daug įdomių dalykų, ypač tie, kurie anksčiau visai nesidomėjot ir nieko nežinojot apie psichosomatiką, tai tikrai apvers jūsų požiūrį į pasaulį 180 laipsnių, tai tikrai, jeigu nedaugiau. Ir kaip aš sakau, kad jau atžiūrėti ir atgirsti nebeįmanoma, jau kai sužinai, kaip veikia mūsų kūnas, viskas pasidaro paprasta, kitaip, nebe taip reikšminga, nebe taip baisu, ir tiesiog lengviau gyventi.
Ačiū Jums už pokalbį ir iki susitikimų naujaisiais mokslo metais, kurie prasidės spalio mėnesio pradžioje. Sekite mūsų Facebook'e ir stebėkite mūsų svetainėje holistinisugdymas.eu.